Gerbiamas akademikė, mielas Ginai, leiskit taip kreiptis į Jūs, mėly bičiuliai, ponios ir ponai. Iš tikrųjų, tokia jaudinantis džiaugsmas būti visų pirma šitoje istorinėje erdvėje, kuri mena labai daug svarbių Lietuvai įvykių ir galiu drąsiai sakyti, čia persipina Lietuvos praeitis, dabartis ir ateitis, dėl to labai simboliška ir prasminga tokia ypatinga proga būti čia. Ir čia, kaip ir visuomet būdavo, taip ir šią ypatingą progą susitinka ir susitelkia akademinis ir kultūrinis elitas. Nepaprastai geras jausmas būti čia ir šią ypatingą progą perskaityti ir perduoti Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo žodį. Gerbiamas akademike Eugenijau Jovaiša, nuoširdžiai sveikinu Jūs 75-ojo jubiliejaus proga. Jūsų profesinio gyvenimo kelią žymi ilgametė ir kryptinga veikla mokslo bei politikos srityse. Jūsų kaip išskirtinės erudicijos asmenybės, gebančios strateginių mąstymų peržengti dabarties horizontus, indėlis į šalies politinį, akademinį bei visuomeninį gyvenimą yra neįkainojamas. Jūsų įžvalgos ir darbai ne tik reikšmingai prisidėjo prie aisčių materialaus ir dvasinio paveldo pažinimo, Lietuvos istorijos aktualinimo, švietimo sistemos tobulinimo, bet ir tapo strateginę atramą, kuriant mūsų šalies dabartį bei ateitį. Jūsų vertybinis kompasas tai suvokimas, kad išsilavinusi, kritiškai mąstanti ir tautinę savimonę puoselėjanti visuomenė yra stipriausias Lietuvos pamatas. Vertingomis mokslinėmis studijomis bei nuoseklių rūpesčių švietimo kokybę jūs įtvirtinate šią viziją, todėl jūsų pastangos yra reikšmingos tiek akademiniai bendruomeniai, tiek visai mūsų Lietuvai. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų ilgametę pedagoginę veiklą, kurią subrandinote ne vieną mokslininkų ir mokytojų kartą. Jūsų autoritetas ir asmeninis pavyzdys įkvepia jaunimą siekti mokslo žinių, puoselėti tautinę kultūrą ir aktyviai prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo. Linkiu Jums stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos ir sėkmės, tęsiant savo prasmingą veiklą. Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos prezidentas. Ir leiskite įteikti gėlių. Aš labai atsiprašau, ar galėčiau šiek tiek sulaužyti protokolą, nes bijau, kad paskui nebebus progos pasakyti ir asmeninę pasidalinti savo džiaugsmu, kurio turbūt kiekvienas iš mūsų čia esate. Aš esu istorikė ir turiu tą laimę apskritai savo gyvenime sutikti ypatingus žmonės. O archeologai ir tos senosios priešistorės, proistorės tyrinėtojai yra ypatingi žmonės. Ir manau, kad tą ypatingumą geriausia savyje ir įkūnija mielas Ginas. Mane visuomet kaip istorikė stebina neįtikėtinas gebėjimas suderinti du iš esmės sunkiai suderinamus dalykus. Tai yra, atsiprašau už tą žodį, knistis po žemę, ieškoti tų materialinių dalykų, suskaičiuoti juos, kažkaip atpažinti ir lygiai greta juos perskaityti. Ir perskaityti taip, kad jis įkvėptų tas perskaitimas visus, kurie turi bent mažiausią norą ieškoti įkvėpimo praeityje. Tai tas gebėjimas, kuomet sužiba akys, kuomet Ginas pasakoja apie aisčių paveldą, kuomet jauti, kad įsijungia tas ypatingas gebėjimas intelektualiai mąstyti ir pakilti virš tų materialinių dalykų tam, kad iš labai plataus dabarties ir ateities perspektyvos perskaityti tai, kas yra mūsų
lietuvių ir Lietuvos tapatybės archetipiniai klodai. Tai ačiū, mielas Ginai, už tą galimybę. Ir jeigu leisite, aš pacituosiu vieną pavyzdį, kurį yra sakęs Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas. Jisai skaito paskaitas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos ankstyvąjį laikotarpį, paskaitas visiems studentams, kurie įstoja į istorijos fakultetą ir studijuoja istoriją, ateityje archeologiją, kultūros, antropologiją ir kitus dalykus. Ir Rimvydas skaito paskaitas iki Liublino unijos, iki 1569 metų. Ir pasakojo tokią istoriją. Buvo testas, kuriame be kitų klausimų buvo toks klausimas, kada įvyko Liublino unija. Atsakymas turėjo būti 1569 metai. Vienas būsimasis archeologas atsakė, 2 tūkstantmečio vidurys. Ir jis absoliučiai teisus. Tai va čia yra tai, apie ką aš pradėjau, tai yra ypatingas gebėjimas mąstyti didelėmis kategorijomis ir ne tik laiko, bet ir vertybių kategorijomis. Tai ačiū, mielas Ginai. Mačiau, Rimvydas yra. Tai ačiū labai, mielas Ginai, už tą galimybę tiek asmeniškai, tiek instituciškai, tiek ypatingai bendraujant su jauna karta, matyti jūsų degančias akis, semtis iš jūsų to gebėjimo plačiai, strategiškai mąstyti ir tikrai linkiu jam dar kuo didžiausios sėkmės ateityje. Tai ačiū Jums labai. Ačiū Jums, kadangi akademikui 75 metai ir mes esame Mokslų akademijos salėje, mes turime sveikinimą Mokslo akademijos prezidento ir Jovaiša, akademikas Jovaiša priklauso humanitarinių socialinių skyriui. Tai, kaip supratau, ir Nekrošiaus, ir gerbiamo Banio sveikinimas. Prašau. Gerbiamas akademikė, gerbiami akademikai, svečiai, man teko garbė pasveikinti akademiką šio gražaus jubiliejaus proga ir perduoti sveikinimą nuo akademijos prezidento akademiko Jūro Banio ir taip pat humanitarinių, socialinių ir menų sekcijos, kuriai taip pat priklausau, vadovo akademiko Vytauto Nekrošiaus, o pati esu jo pavaduotoja, kadangi akademikas išvykęs į mokslinę konferenciją Varšuvos universitete, man tenka šitas vaidmuo perskaityti jums sveikinimą skirtą. Gerbiamas jubiliate, Lietuvos mokslo akademijos prezidiumas bei humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina jūs jubiliejaus proga. Jūsų įvairiapusis indėlis į Lietuvos istorijos mokslą yra neįkainojamas. 1–6 amžiaus aisčių istorijos, jos visuomenės sandaros ir raidos ypatybių, didžiosios migracijos, aisčių materialiojo ir dvasinio paveldo, astroarcheologijos tyrimai, parašytos įspūdingos mokslo monografijos, daugybė straipsnių, sudaryti unikalūs aisčių pasaulio žemėlapį, nuolatinė archeologijos ir istorijos mokslo žinių sklaida, inovatyvių kompiuterinių technologijų taikymas archeologijoje, sukurtos mokslo šviečiamosios archeologijai skirtos kompiuterinės programos. Ši ir kita lietuvių kilmės ištakas nagrinėjanti drąsi mokslinė veikla atvėrė naują Lietuvos istorijos mokslo puslapį. Jūsų įspūdingi atradimai, išugdyti jaunieji mokslininkai, sukurta mokslinė mokykla garsina ir įtvirtina Lietuvos vardą visame pasaulyje. Svarbus, labai reikšmingi jūsų visuomeniniai ir politiniai darbai, formuojant Lietuvos mokslo ir švietimo politiką. Dėkojame už ekspertinę veiklą Lietuvos mokslo akademijoje, vadovavimą ir rezultatyvų darbą humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje. Linkime jums, gerbiamas akademikė, stiprybės, gilios minties ir erdvės jūsų tolesniems tyrimams bei įžvalgoms, skatinančiams visuomenę domėtis ir dar labiau didžiuotis Lietuvos praeitimi.
Savo ruoštų taip pat noriu palinkėti ryžto, ištvermės ir toliau ginant humanitarikos mokslus, kurie kaip visuomet, taip ir šiais laikais yra pasmerkti gintis ir labai dažnai kovoti ir pastovėti už save. Tai tokių akademikų kaip jūs dėka mes laikomės ir toliau tęsėme labai reikšmingus darbus Lietuvos mokslui ir Lietuvai. Ačiū Jums labai. Mes su kolega Eugenijum tarėmės, kad kiti sveikinimai bus po jo pranešimo, pristatymo, ką jisai darė, daro, bet kadangi ir prezidento žodžiuose, ir kolegijas nuskambėjo visiškai teisybė, kad Eugenijus Jovaiša pirmiausia archeologas, tai aš tokia iš archeologinės pusės 3-4 teiginius, kurie galbūt padės aiškiau suprasti, ką jis daro ir dėl ko taip daro. Šiaip turbūt Lietuvoje yra gal tik tai porą dešimčių archeologų, kurie yra ištyrę didelius Aisčių proistorės kapinynus. Dabar leidimų išduoda gal apie 500, bet praktiškai tokių kasinėjimų, tokio masto, čia yra ir profesorius Michelbertas, ir profesorė Ilona Vaškevičiūtė, bet tokio masto, kaip šitie 3 mano įvardinti žmonės, praktiškai dabar nebėra. Dabar kitas dalykas, kad archeologija, aišku, kaip ir buvo minėta, kruopštus darbas, bet mano galva čia ypatingai svarbi intuicija ir vaizduotė. Kasinėjančių, kaip sakiau, daug, bet ne kožnas susiranda tokį objektą, kurį būtų galima po to interpretuoti ne tik kaip kapinyną, bet kaip regioną, mikroregioną, o šiuo atveju tai net ir ne mikroregioną, o turbūt jau kalba eina apie europinius dalykus. Šitoje vietoje turbūt visiškai berods Einšteino pasakyta, kad vaizduotė kartais daug svarbesnė už žinias. Jis ten berods sakė, kad žinios yra ribotos, o vaizduotė užpildo pasaulį. Dabar dar vienas dalykas, tą, ką jūs matysite, tai yra daug kompiuterinių vaizdų. Tai nes leidžiant ilgas istorijas, Ginas Jovaiša buvo pirmas humanitaras, bent jau humanitaras tai tikrai, o gal ir socialinių mokslų, kuris įsigijo kompiuterį, ten ilga, labai pikantiška istorija, bet nelaikas ir vieta šnekėt. Beje, Eugenijaus Jovaišos disertacija buvo irgi ne... Aš kompiuterį ir dabar sarmata pasakyti, bet naudoju kaip rašymo priemonę. Jisai jau tada sugebėjo sudėlioti palaidojimą žmogaus buvusių palaikų palaidojimą pagal Saulės kryptis ir tada pasakyti, kada jis galėjo būti palaidotas. Rudenį, pavasarį ir panašiai. Čia pajuokavimui, pamenu, kad kaip teko nemažai kažkaip susidurti, matau profesorių Klimką, bet palei astronomijos muziejaus ilgametis direktorius Gunaras Kakras vis klausė ekskursijų, tai kur leidžiasi Saulė. Aišku, ekskursija pasako vakaruose ir tada jis pusę ekskursijos aiškina, kad ne visai vakaruose, ten visaip yra. Tai šitoj vietoj kompiuterį naudojo labai tikslingai ir tai, ką jūs matysit, radimvietės, Ptolemėjaus žemėlapis ir Gintaro kelias yra preciziškai, tiksliai sudėlioti. Ir paskutinis dalykas, irgi taip labai trumpai, nes žinau, mes dažnai bendraujam, nežinau, kas apie ką kalbės, bus mitologinių dalykų. Tai tame tarpe čia panaudotas išmanusis intelektas. Aš ko gero galvoju, kad tai pirmą kartą tiksliai panaudotas. Turiu galvoj ne tekste, bet iliustracijose. Ir aš taip pagalvojau, kad matyti šitoje vietoje geriausia pabaigai prieš šią pristatymą pacituoti Algirdo Julijaus Greimo. Mitologija skiriasi nuo tikrųjų, čia šitoje vietoje paėmė į kabutės, mitologija skiriasi nuo tikrųjų mokslų tik tuo, kad jos objektas ne pasaulis ir jo daiktai, bet tai, ką žmogus galvoja apie pasaulį, daiktus ir patį save. Žodis jums, akademikai. Ačiū labai. Ačiū labai. Man be galo malonu matyti man brangius veidus.
Nes tie veidai, kuriuos aš čia matau šiandieną šitai salėje, yra atėję iš tolimos mano vaikystės, iš stalo teniso. Rima Balaišas veidelį matau. Matau savo mokslo bendražygius, matau savo archeologijos bendražygius, matau profesorių Michelbertą ir kitus, Iloną. Matau aš savo kultūrinės veiklos veidus brangius, Edmundas Kulikauskas, kurio šitiek yra dirbta ir daryta valdovų rūmus atstatant. Matau aš savo kolegas istorikus, Zigmantą Kiaupą čia priekyje. Matau mano politinės veiklos ir dabartinės mano veiklos, nes manęs nemetė, sako, kad aš dar galiu kažką padaryti ir priėmė į darbą. Niekam tik nesakykit garsiai, kad tokiam amžiui galima dirbti. Vienu žodžiu, aš esu visiems labai dėkingas ir kiekvienam iš jūsų veidę matau savo nuostabėją praeitį. Tokia yra tiesa. Ir aš labai noriu padėkoti, kad prezidentui padėkokite. Tariu gilų ačiū už jo dėmesį. Noriu padėkoti rektoriams, kurie čia yra. Žiūrėk, man ir iš Kauno atvažiavo Vytauto didžiojo rektorius, o jau matau ir Vilniaus universiteto rektorių akademiką Rimvydą Petrauską. Tai man didžiulė garbė ir supratimas, kad mes drauge, kad kažkas yra padaryta ir gal išeis ką nors padaryti dar. Žiūrėkite, aš čia nestovėsiu, nes jūs jau man atėmėte 25 minutės. Ką jūs sau galvojat? Tai man dabar reikia eiti ir dirbti. Aš dirbsiu tenai, prie šito stalo, nes noriu greičiau parodyti, o lėčiau noriu parodyti tai, kas gali būti jums įdomu, pasilinksminimui ir nusiraminimui. Tai leiskite, aš tenai gerai dirbsime tenai. Čia yra šios dienos meniu. Pirmiausia, tai 23-24 metais išleidau 2 knygas. Pirmoji 23 metų tai yra mano trilogijos pabaiga, vadinasi Radiniai. Aš galvoju, kad tai labai svarbus darbas. Antras yra Aišiai palikimas. Tada, kada rašiau, galvojau, kad iš tikrųjų jau palikimas. Dabar Lietuvos kultūros tyrimo institute Rasiui Makseliui pakvietus ir mano bendražygiams pritariant, gavau naują galimybę dirbti ir dabar dirbu prie visiškai netikėtos studijos, apie kurią pakalbėsiu labai trumpai. Trečias punktas tai yra mūsų nauja versija, kurią mes su Kaziuku, kuris čia yra Pečiulevičiumi, užbaigėm vakar vakare, tai nauja Gintaro kelio lietuviška versija. Nauja. Galėsite, kurie matė pagrindinę versiją, palyginti. Toliau keletą žodžių apie studiją Sudinų Gintaro kelias. Pavadinau labai drąsiai. O kodėl aš taip pavadinau, pamatysite tuoj pat. Ir aš dar parodysiu vieną vaizdelį iš naujai sugalvotos ir kūriamos Lietuvos istorijos video formate, kuri nebus ilgesnė, kiekvienas siužetas nebus ilgesnis kaip minutė, 2-3, nes šiuolaikiniam jaunimui labai pritrūksta
sisteminio trumpo žodžio. Jie yra visiškai pasimetę šituose bekraščiuose vadovėliuose ir va čia yra Albinas Galinis. Aš manau, kad jis irgi yra istorijos mokytojas ir mano studentas buvęs, tai galbūt gal nors galės panaudoti ir mokytojai šitam savo sunkiam darbe. Ir paskutinis dalykas, 6 minutės trukmė mitologinės, Gintaro kelias, neišsigąskit 22 minutės, taip kad jūs nepervargsit. Tikrai, o tas paskutinis užėjimas bus 6 minučių. Tai yra gražiausia, ką aš gyvenime bekūriau. Gražesnio aš nieko daugiau nebepadarysiu. Patys įvertinsit, kodėl aš tai sakau. Taigi, pradėkime. O pradedant visada reikia padėkoti. Aš vienas esu nulis. Mano kūryboje visada reikia bendražygių. Ir leidžiant knygas, ir darant videofilmus, ir darant mokslą. Aš visada kreipiuosi savo kolegas istorikus, geologus, geografus, įvairių specialybių žmonės. Nes žinote, vienam visko žinoti negalima ir nereikia, bet tokia parama, tokia įvairiaplanė, jinai labai padeda gyventi. Ir labai padeda mokslui tas tarpdiscipliniškumas. Štai čia yra vienas puslapis iš mano 3 knygos, Aiškiai radiniai. Aš parodysiu, kuo jin ypatinga. Kiekvienam kapui skyriau po vieną puslapio pusę, o visa kita yra patalpinta internetinėje erdvėje. Ir štai, sakysim, bet kurį kapą galite pasiekti štai tokiu būdu. Internetinėje erdvėje yra visa reikalinga informacija, galite naudotis, galite kopijuotis, galite keltis, galite daryti ką tik norite ir kiek tik norite. Viso mano gyvenimo tyrinėti paminklai, kiekvienas kapas, o jų buvo netoli 300, 280 kažkiek, yra sukelti į internetinę erdvę ir yra absoliučiai laisvai pasiekiama kiekvienam, kuris nori tą matyti. Čia yra kitas kapas, iš to paties 110 kapas. Čia yra nuotraukos ir yra ir planai, yra prašymai, yra visa tai, ko reikia tyrinėtojai, kuris nori tyrinėti kažkokią tai temą. Kita knyga Aiškiai palikimas. Aš nuo 19 metų piešiau su kompiuteriu. Ir piešdamas nupiešiau 17 paveikslų. Iš savo tyrinėjimų, iš to, kas man atrodė yra svarbu. Ir nutariau aš tuos paveikslus padaryti gyvesniais. Parašyti jiems lydinčius tekstus, nes sunkiai gali suprasti žmonės, ką aš norėjau padaryti. Bet paveikslus visus piešiau. 90% iš mano tyrinėjimos medžiagos yra čia visi, bet kuris vaizdelis yra autentiškas vaizdelis. Ir nutarėm padaryti mes ir tokią naujovišką audio video pasakojimą. Tai aš sugeneravau vaizdelius su Midjourney. Rimantas Bagdzevičius įgarsino, Giedrius Kuprevičius parašė muziką, 17 siužetų, o Kaziukas sudėjo į vieną daiktą, apjungė į video gražų. Tai aš jums tiesiog parodysiu vieną siužetą. Tik tai, čia matote, yra 3 pasirinkimai. Irgi internetinėje erdvėje viskas gyvena. Pirmas pasirinkimas yra
Tik tai kalba ir judantis viršelis. Antras pasirinkimas yra kalba, judantis viršelis ir muzika, o trečias yra tik tai Giedriaus muzika ir judantis viršelis. Tokį, gal žmogus norės tokį savo pasidaryti poilsio valandėlę. Parodysiu šitokį variantą. Raudonėnų pirmeiviai. Po kojomis vingiuojantis Nemunas, tarsi Stiksas atskyręs gyvųjų ir mirusiųjų pasaulį. Dievus šildantis aukaras ir su jais besišnekantys žmonės. Aukštai kalne, giliosios būties šalin nuėjusių gentainių pasaulis ir juos aplankyti atėję. O šiapus žavingų nerūpestingumų palydėta amžinai žydinti jaunystė. Pirmo amžiaus pradžioje raudonėnų žmonės. Tai va tokių 17 šitoj knygutė, kurios viršelio visai netikėtą dizainą padarė Miglė. Čia esanti, iš tikrųjų, be galo su talentingai žmonėmis susiduriu, kurie iš tikrųjų nepagaili. Ir ypatingai aš noriu, baigiant knygų temą, padėkoti Kamilei Kalibataitei, kuri mano knygų spaudėja yra, ir žinote, sudėtingiausia tenai vis tik tai ta juodai balta grafika, ta plona linija reikalauja begalinio tikslumo ir spaudimo, atspaudė tiesiog karališkai. Ačiū. Tokia yra mažutė įžanga, kas padaryta 23-24 metais. O toliau aš 23 metais sukūriau pirmąją Gintaro kelio versiją. To Gintaro kelio, kurį tada aš taip supratau. Bet dabar aš jau visai kitaip jį suprantu. Ir kaip aš jį suprantu, tai parodysiu. Bet dabar jums teks pažiūrėti 22 minutės tą versiją, kuri yra išplaukusi iš pirmosios versijos. Šiek tiek patobulinau, šiek tiek sutrumpinau, atsisakiau kai ko tokio lakoniškumo dėliai, bet galvoju, kad tas grožis niekur neprapuolė. Tai jeigu leisite, pradedu, gerai? Gintaro kelias. Baltijos gintaras yra seniai išnykusių pušų pinus sukinifer sukietėję sakai. Jiems tik apie 40 milijonų metų. Gintaras yra baltas, geltonas, žalsvas, žydras, raudonas, melsvas, juodas, tačiau dažniausiai gelsvai auksinės spalvos ir dėl to vadinamas saulės akmeniu. Šis stebuklingas gamtos kūrinys dar gilioje senovėje viliojo žmogų savo grožiu ir paslaptingumu. Jame yra kažkas slėpiningo, nežemiško. Visos pasaulio tautos davė jam savo vardą. Egiptiečiai Sakal, graikai Elektron, italai Ambra, prancūzai Ambre, anglai Amber, vokiečiai Bernstein, japonai Anba, ispanai Ambar, kinai Fupo, o patys pirmo amžiaus aiščiai Glaisum. Stebintis gintaro grožiu ir kilme, žmonės sukūrė iki šiol savo skausmingumu sukrečiančių mitų apie jo prigimtį. Dar pirmame amžiuje Ovidijus pasakojo, kad Fajetonas, saulės dievo Helios sūnus, sumanė pasivažinėti tėvo vežimu. Nesuvaldė saulės vežimo, nepakeliamas karštis apėmė žemę. Kažkur šiaurėje Dzeusas jį nutrenkė ir šis nukrito į Eridano upę. Gailestingi dievai gedinčias seseris pavertė medžiais, o nuo šakų riedančios jų ašaros virto gintarais ir krito į Eridano upę, kad ši išplautų gintarą į krantą ir dovanotų žmonėms džiaugsmą. Aišių deivė, Baltijos jūros valdovė, Jūratė, pamilo mirtingai kastyti. Užsirūstinęs dievas Perkūnas jį nužudė, sugriovė povandeninius Jūratės rūmus, o ją pačią prirakino prie griuvėsių. Iki šiol ji ten rauda,
Ir jos rauda tokia graudi ir sielvartinga, kad pati jūra neištveria, įsiūbuoja gelmėse pasklidusius gintaro rūmų likučius, žeria į krantą ir ten juos barsto. Gintaras nuo seno minimas rašytiniuose šaltiniuose. Asirų dantiraštė išraižyta, kad jūroje, ten kur šiaurinė šviečia, geltonasis gintaras gaudomas. Homeras Odisėjoje rašė: žvilgtelėk tik, Nestoridai, tu mano širdžiai mieliausias, varis kaip žėri visur aukštųjų rūmų svetainiai, dramblio kaulas ir auksas, sidabras ir gintaras gelsvas. Ir dar atnešė perkaklį aukso gražiai gintarų prisodinta. Apie nuostabą keliančią gintaro trauką prabilo Platonas, o Aristotelis svarstė, kad tai, kas vadinama ašaromis, atsirado dėl atšalimo ir sustingimo. Hipokratas aprašė gintaro gydomąsias galias. Kalistratas tvirtino, kad gintaras sauga žmogų nuo beprotystės, sutrinta su medumi gydąs gerklės, ausų ir akių ligas, geriama su vandeniu, skrandžio ligas. Plinijus jaunesnysis sakė, kad romėnų valstietis gintarinius medalionus nešiojo ne tik kaip papuošalą, bet ir kaip priemonę nuo liaukų tinimo, nuo gerklės ir gomurio skausmų. Persų Avicena gintarą vadino vaistu nuo daugelio ligų. Gintarą apdainavusio Homero tiesa atsiskleidė Heinricho Šlymano rastame Trojos lobyje. Jame iš tiesų esama neapsakomo dailumo gintaro karolių vėrinių. Ir tyrinėtojai mano, kad tas gintaras yra nuo Baltijos krantų. Gintaras anksti pasiekė senųjų civilizacijų kraštus. Jau 1600–1500 metais prieš Kristų gintariniai karoliai randami Mikėnų kultūros kapuose. Gintaras paplito Graikijoje, Kaukaze, Juodosios ir Kaspijos jūros rytyse bei Mažojoje Azijoje. Etruskų laikais ir Romos Respublikos laikotarpiu gintaras tapo visuotiniu reiškiniu. Jis ir vaistas, ir kosmetika, ir smilkalas, ir papuošalas, ir saulę įkūnijantis brangakmenis. Etruskų pasaulis ir jo prieigos Slovėnijoje nuo 8 amžiaus prieš Kristų tiesiog maudėsi gintare. Gintaro vėriniai, gintarų puoštos segės, žiedai, pakabučiai, žmonių beždžionėlių pavidalai. Ir tas gintaras iš Baltijos, nuo Sembos krantų. Iškalbingą gintaro kelią nuo Sembos iki Apeninų nutiesė etruskų ir Pamario gyventojų laidojimo papročių bendrumas. Sudegintą mirusįjį etruskai laidojo namelio ar žmogaus pavidalo urnose. O Pamaryje išplito veidinės urnos. Joms suteikdavo mirusio žmogaus veido bruožus. Į ausis įverdavo auskarus, menamą rūbą puošdavo segėmis. Pamario žmonės, kaip ir etruskai, naudojo ir namelio pavidalo urnas. Jų randame nemažai. Ir niekas neabejoja, kad veidinių urnų ir urnų namelių paprotys atėjo iš Apeninų, iš etruskų, o gintaras ir gintaro kelias buvo etruskus ir veidinių urnų kultūros žmonės siejantis laidas. Gintaro ir gintaro kelio svarba Romos imperijos laikais lygintina su garsiuoju Šilko keliu. Nuo imperijos sienų Romos legionierių lydimos kelią į Vyslo žemupį ir Sembą skynėsi prekybinės vilkstinės. Iš Baltijos kraštų į gintaro prekyvietės ir patį Karnuntą vyko aisčių pirkliai. Gajus Plinijus vyresnysis 1 amžiuje papasakojo apie gintarų garsėjančią Balcijos ar Burkanos salą, kurią Romos kareiviai pavadinę Glesarija. Iš 325 metų prieš Kristų atėjusi Pitėjo pasakojimą apie okeano seklumose esančią gintaringą Abalo salą. 98 metais Publius Cornelius Tacitas rašė, tad dešinysis Svebų jūros krantas skalauja aisčių gentis, bet ir po jūrą naršo. Ir vienintelė iš visų seklumose ir pačiame krante renka gintarą, kurį patys vadina žodžiu glesum. Glaisum. Gintaro kelio pirmąją pasiuntinybę prašė Plinijus vyresnysis. Neseniai sužinota, kad Germanijos krantas, iš kurio atvežamas gintaras, nuo Panonijos Karnunto yra apytikrai už 600 mylių.
Ir dar gyvas Romos raitelis, kurį parūpinti gintaro siuntė Julianas, imperatoriaus Nerono gladiatorių kautynių statytojas. Jis apkeliavo tenykščius prekybos kelius ir krantą ir atvežė tokią gausybę, kad gintarais surišo podiumą nuo žvėrių saugančio tinklo mazgus, o arenos smėlis ir laidojimo neštuvai, bei visi vienai dienai skirti reikmenys, siekiant paįvairinti kiekvienos dienos eiseną, buvo iš gintaro. Didžiausias Juliano atvežtas gabalas svėrė 13 svarų. Ši kelionė įvyko tarp 57 ir 62 metų. Plinijaus žinias stebėtinai papildo Boldoge, netoli Akvinko ir Karnunto, rastas antkapinis įrašas. Kvintas Atilijus Primas, Spurijaus sūnus iš Volturijų tribos, 15 legiono vertėjas, taip pat centurionas, prekybininkas, 80 metų, čia guli palaidotas. Vertėjas, centurionas ir prekybininkas iš 15 legiono, o jo būstinė nuo 14 iki 63 metų buvo Karnunte, stambiausiame gintaro prekybos mieste prie Dunojaus. Šie du šaltiniai, prisiminkime dar ir Romos legionierius iš Glesarijos salos, liudija, kad imperijos, o ir respublikos legionai lankėsi Baltijos jūros pakrantėse. Gintaro kelio mastą atskleidžia Plinijaus užrašytas nuotolis – 600 romėnų mylių. Juos įveikti reikėjo nemenkos karinės palydos, kuri ryžtųsi kelionė į tolimą kraštą per iki dantų ginkluotas germanų ir aišių gentis. Romos legionai, gal ir tas pats 15, buvo ta jėga, kuri vyko imperatoriaus pavedimu ir saugojo prekybininkų sudėrėtą gintarą, kurio kaina Romoje buvo milžiniška. Maža gintaro figūrėlė buvo vertingesnė už stiprų vergą. 20-metis vergas kainavo apie 8000 eurų, o vergė 10 kartų daugiau. Iš to 13 svarų arba 4 kg 200 gramų gintaro gabalo romėnų Akvilėjos meistrai galėjo išskaptuoti bent 4 figūras. Tai yra, toks gintaras buvo vertas 32 000 eurų, o tokiam luitui užteko vos 10 cm pločio, 15 cm aukščio ir 26 cm ilgio dėžutės. Dar pasakius, kad gintaras yra ideali prekė, negenda, patogu gabenti, nereikalauja priežiūros, galima suprasti, kodėl Romos pirkliai nepaisė kelionių sausuma sunkumų. 100 tokių dėžučių kaina Romoje buvo daugiau nei 3 milijonai eurų. Gintaro kelio prekybininkai turėjo kažkaip atsiskaityti, mainė ar mokėjo pinigus. Aišių erdvė yra prisotinta Romos imperijos monetomis. Jos dedamos į kapus, milžiniški jų kiekiai paslėpti lobiuose, randamos buvusių gyvenviečių aikštelėse. Ir tai verčia manyti, kad bent jau aktyvios prekybos gintarų erdvėse prekybiniai sandoriai buvo pagrįsti Romos pinigais. Nebejotina, kad greta pinigų gyvavo ir mainų prekyba. 1-3 amžių aisčių laidojimo papročiuose atsirado nauja tradicija – Romos monetas dėti į kai kuriuos vyrų, moterų ir vaikų kapus. Manoma, kad jos tapo gintaro kelio prekybininkų sluoksnio išskirtiniu ženklu ir dėl to buvo dedamos visiems prekybininkų šeimos nariams. 3 amžiaus antroje pusėje ėmus nykti gintaro keliai, išnyko gintaro kelio prekybininkų sluoksnis, išnyko ir jų ženklai kapuose. Gintaro kelio beveik 600 mylių yra beveik 890 km. Plinijus nurodė ir atskaitos miestą – Panonijos Karnuntą. Pasirėmę 2 amžiaus vidurio Ptolemėjaus geografiją, tyrinėtojai nustatė, kad pirmasis gintaro kelio miestas, anapus Karnunto, buvo už 66 km plytinti Arsikva prie Mistelbacho dabartinėje Austrijoje. Antrasis už 34 km buvo Pariena prie Slovakijos Breclavo iki romėnų Eburoduno, dabartinio
Brno reikėjo keliauti 60 km, o nuo jo iki Felicijos arba Vyškovo buvo dar 34 km. Čia baigėsi romėnams gerai pažįstamas pasaulis. Net 322 km tęsėsi kelias per germanų kraštus, kol jis atvedė į tuometinę Kalisiją arba Kališą. Paskutinis, šeštasis Gintaro kelio miestas, Askaukalis arba Osilsko, buvo už 175 km Vyslos Aisčių žemėse. Kelionė per mums žinomus Gintaro kelio miestus nusitęsė 691 km. Iki Plinijaus nurodytų beveik 890 trūksta 199 km. Labiausiai įtikimą Nerono prekybinės pasiuntinybės pabaigos vietą daugelis tyrinėtojų nurodo buvus Elbingą, kuris yra Aistmarių Elbingo įlankoje. Iki jo nuo Askaukalio visi 163 km. Taigi 854 km arba 576 romėniškos mylios. Stebėtinas Plinijaus geografijos tikslumas lyginant su jo beveik 600 mylių. Gintaro miesto nutiestas kelias atvedė į Aistmarių pakrantės, bet jis buvo tik vienas iš daugelio. Gintaro keliai driekėsi ir per Alpes, ir per Karpatus, ir per jūras. Savus kelius turėjo ir Aisčių gentys. Buvo ir vandens kelių, upėmis, kurios jungė Gintaro prekyvietės. Vienu iš jų iki Elbingo keliavo Nemuno ir jūros santakos aplinkoje įsikūrę Gintaro kelio prekybininkai iš Dauglaukio. Kelias nemenkas, visi 323 km. Ir su paprastu luotu nenuplauksi. Reikėjo kažko patvaraus, vikraus, nevirstančio ir daug pakeliančio. Tokiu galėjo būti didelis 2 vairų plaustas, maždaug 13 metrų ilgio ir 5-6 metrų pločio, su nusmailintais galais per 2 ar 3 rastus pakeltais bortais. Tokio plausto keliamoji galia maždaug 8 tonos ir jame užteko vietos keliautojams ir jų prekiams. Dauglaukio žygeiviai tokias keliones rengia nuolat. Leisdamiesi pasroviui jūros upe, jie už 28 km pasiekdavo Nemuną ir už 33 km įplaukdavo į Giliją. Jie atvesdavo į Kuršių marias. O pirmos didesnės upės žiotis, Deimena, plukdė į Didžiąją Sembos upę, Prieglių iki pat Aistmarių. Jos pakrantėmis buvo galima nuplaukti į Elbingo įlanką. Gintaro kelio miestus ir Aistmarių Elbingo pakrantę padėjo surasti Ptolemėjaus geografija. Bet kur buvo Aisčių pasaulio prekyvietės? Sembos vakaruose esantis Palmininkai yra Baltijos gintaro rojus ir teisinga būtų prekyviečių ieškoti jų aplinkoje. Bet 1-3 amžių Aisčių laidojimo papročiai, Romos monetų dėjimo į kapus tradicija, atveria dar vieną paieškos raktą. Semboje yra net 86 Aisčių kapinynai, kuriuose rastos 633 Romos monetos, o Lietuvos ir Latvijos pajūryje 40. Bet štai Romos pinigų daugiau nei Sembos kapinynuose 636 monetos. Pinigų maišelis atsirišo Semboje ir nusitęsė į Lietuvos ir Latvijos pajūrį. Kaip tos pėdos smėlyje, jos nuvedė į mūsų pajūrio Pangesus, Stragnus, Šernus, Bandužius, Aukštkiemius, Andulius, Rudaičius, Pryšmančius, Palangą, Kurmaičius, Lazdininkus, o Latvijoje į Maskatužius ir Kapsėdę. Taip atsivėrė ir Plinijaus aplankę tenykštės prekyvietės ir krantą tiesa. Gintaro kelias buvo nuolatinis Aisčių ir Romėnų bei Padunojo genčių kultūrinio bendravimo šaltinis. Jo įtaka ir pasiekmes Aisčių pasauliui buvo neįkainojamos ir materialia, ir socialia, ir dvasinė prasme. Neįtikėtinų Gintaro kelio meninės bendrystės pavyzdžių tapo romėnų 1-4 amžių Lugone, nekropolio Italijoje ir 1-3 amžių Aisčių kapinyno Lietuvos Dauglaukyje radiniai.
Saulės simboliais nusėtos ir žalvarių spindinčios 3 amžiaus vidurio moters kepurės ir 1 amžiaus paskutinio ketvirčio dvinariai įvėjiniai pakabučiai iš 35 Lugone kapo yra tikslus Dauglaukio pakabučių prototipas. Gintaro kelio prekybininkai gyveno apsupti neįtikėtinos prabangos. Gabiausi aisčių menininkai kūrė iki šiol nustebinančias antkaklės, seges ir smeigtukus, žiedus ir apyrankes, o nagingiausi juvelyrai jas įkūnijo. Gintaro kelio palikimas yra ir imperijos meistrų dirbtuvėse padaryti emalio ir stiklo karoliai. Susižavėjimo verti krūtinės papuošalai. Jų saulė įkūnijantis kiauraraščiais smeigtukai su smulkiausio darbo žalvarinių grandinėlių jungtimis tapo išskirtiniais gentinės diduomenės papuošalais. Tokiais buvo ir ypatingų formų žiedai, kurie galėjo būti aisčių valdžios simbolių pradininkais. Gintaro kelio prabangos ženklais pažymėta ir ši aisčių aukštuomenės moteris iš Dauglaukio 110 kapo. Jos plaukai buvo perrišti spalvinga juosta, kuri kaktos ir smilkinių srityje išpuošta kabančiomis žalvarinėmis įvijomis, o nugaros pusėje įpintas iš žalvarinių įvijų ir gintarinių karolių suvertas papuošalas. Auksu spindintis vėrinys iš smulkiausių žalvario įvijų apšvietė puošniausią antkaklę su 3 dalių pakabučiais. 10 įvairiausiais raštais išmargintų apyrankių dabino rankas, kiekvienai po 5, o pirštus ypatingas žiedas. Šios papuošalų eisenos žaižaruojanti viršūnė buvo skirta pečius apgaubiančiai skraistei. 2 rato pavidalo smeigtukai su pakabučiais ir dailiausio darbo grandinėlėmis. Ir visas šis grožis tai, kuri galbūt reikiavo genties papročius. Ginklai teikdama lydėjo jaunuolius pilnametystėn ir vyro darbams, įlą įteikdama mergaitėms, nubrėžė židinio ir šeimos dalę, kuri riedėjo su vyro, ar karo, ar prekybos, ar dar kitų kelių. Gintaro kelio karinė ir technologinė patirtis keitė aisčių ginkluotę ir pačią karių bendriją. Aisčiai viena iš tų genčių, kurių laidojimo paminkluose sudėti ginklai, kario ir žirgo aprangos reikmenys liudija apie nuolatinį karinį būvį. Gintaro, jį vežančių ir juo prekiaujančių žmonių apsauga buvo gyvybiškai svarbi aisčių visuomeniai. Gintaras buvo aisčių turtas, kurio taip geidė priešakinių civilizacijų visuomenės. O mums reikėjo vario, alavo, cinko, švino, sidabro ar aukso. Tačiau dar svarbiau buvo pažinti naujas technologijas ir kultūras, pažangiausias mintis ir darbus. Visa tai, kaip ir dabar, buvo visuomenės sėkmės laidas. Iš balų rūdos geležies padarytos įvairių pavidalų ietis, kovos peiliai, kartais iš romėnų gauti kalavijai, kovos kirviai, mediniai skydai su geležiniais antskydžiais, lankai ir strėlės lydėjo aisčius gintaro kelyje. Su amžiumi keitėsi aisčių ginkluotės komplektai. Imperinio gintaro kelio pradžioje, 1 amžiaus antroje pusėje, ginklų komplektą sudarė smailusis kovos peilis ir ietis su stambia rombo pavidalo geležinė plunksna. Gintaro kelio klestėjimo laikais, nuo 2 amžiaus vidurio iki 2 pusės, gintaro kelio žygeivis buvo gerai ginkluotas. 2 peiliai, vienas iš jų kovos kirvis, ietis su stambia geležinė plunksna ir skydas, to meto žymaus kario ženklas. 3 amžiaus 1 pusės ir vidurio kario ginkluotė dar įspūdingesnė. 3 ietis, 2 kovos peiliai, kovos kirvis ir medinis skydas su apsauginėmis geležinėmis rombo pavidalo plokštelėmis pakraščiuose ir antskydžių skydo viduryje. Gintaro kelias aisčių tautoms atnešė nebūtą kultūros pakilimą. Romos imperijos gintaro kelio gyvavimo pradžioje prasidėjo didžioji aisčių migracija. Jos metu susikūrusios aisčių gentys, Vyslos ir Sembos aisčiai nuo 10 amžiaus vadinami prūsais, jotvingiai, galindai ir suduviai,
Skalviai ir kuršiai, lietuviai ir aukštaičiai, žemaičiai ir žiemgaliai, latgaliai ir sėliai buvo Lietuvos valstybės kūrėjai. Iš jų atėjome ir mes, šiandieniniai aisčių genčių palikuonys. Ir mes palikuonys tų, kuriuos naujai aisčių istorijai įkvėpė Gintaro kelias. Tai atkentėjote 22 minutės, tai dabar aš pasakosiu truputį. Pradėjau begalinį įdomų darbą. $14 metais mūsų grupė žmonių sutvėrėme naują Ptolemėjaus žemėlapio versiją. Tai dirbo ir geometrai, ir informatikai, kurie pagal Ptolemėjaus sferinę geografiją padarė matricą. Tokią, kokią įsivaizdavo ir kokia buvo koordinatinė matrica Ptolemėjaus laikais, tai yra apie 150 metus po Kristaus. Ir tada išaiškėjo labai įdomus dalykas, kad sudinus, tokia gentį, kurią jūs žinote, sūduvius, Ptolemėjus paminėjo 2 kartus. Vieną kartą įprastinėje vietoje, vadinamoje Europos Sarmatijoje, didžiųjų Mozūrų žirginų aplinkoje. Kitą kartą jis paminėjo sudinus prie Dunojaus. Ir o čia yra mano kolegos graikų, lotynų kalbų specialistai, istorikai. Ir visur užrašymas yra toks pat. Tik aš dariau klaidą, sudinai pradžioj parašiau sudinai su trumpaja. O toks tūlas Darius Akleknas sako, ne, čia turi būti su ilgaja. Tikrai taip. Pasirodo iš tikrųjų su ilgaja sudinai. Ir jau tada. Tai dabar aš turiu galimybę panagrinėti šitą didžiulę problemą. Ptolemėjaus pasakyti sudinai viršui ir Ptolemėjaus pasakyti sudinai apačioj. Nes identifikavimas gali visiškai pervertinti Gintaro kelio prasmę. Visiškai. Tai reiškia, kad sudinai valdė ne tik tais šachtas Gintaro, bet jie valdė ir Gintaro kelio apačias, prieigas prie Dunojaus, priešais svarbiausius Romos imperijos miestus. Tai jūs suprantat, ką tai reiškia mūsų tėvynės istorijoje, tai svarbu. Bet aš šitą problemą nutariau panagrinėti labai plačiais kampais, tai yra 6 kampais. Pirmiausiai tai tautosakinio aspektų, pažiūrėti kalbos aspektų, geografijos, geologijos, istorijos ir archeologijos aspektų. Aš visko neperžiūrėsiu taip, bet kai ką jau patyrinėjau. Dabar tautosakos aspektas. Mūsų liaudės dainuose yra nemažai dainų, kurio yra minimas Dunojus, Dunojėlis. Ačiū Lietuvių tautosakos ir literatūros institutui ir Aušrai Martišiūtei Linartienei čia sėdi. Sakau, man reikia pagalbos, man reikia prieiti prie tautosakinių rinkinių, kaip čia iš tikrųjų yra ir kokie čia yra klodai.
tai paaiškėjo, kad galiu prieiti Vrublevskių bibliotekoje prie Lietuvių mokslo draugijos tautosakinio rinkinio, kuris yra vienas ankstyviausių mūsų Lietuvoje, užrašytas XIX amžiaus pirmoje pusėje, viduryje ir truputėlį antrą pusę. Vienas iš ankstyviausių. Aš tik prisiliečiau ir suradau tokį archaišką tekstą, kur ten kalba nuo Dunojaus Dunojėlio atėjančius akrontėlius. Taip ir vadinasi, akrontėliai. Tai kas tie akrontėliai? Aš pirmą kartą girdžiu. Kiek aš stengiuosi išklausti kalbininkų, kas tie akrontėliai, man niekas nesako. Tenai sako, eisim sesutę vairių žiūrėti. Kas tos vairės šiuo atveju? Ką tai jos reiškia? Tiesiog mįslių klondaikas, mįslių gausybė, bet jau pačiam paviršiui patyrinėjęs pajutau, kad turime labai archaiškų, labai įdomių tekstų iš Dunojaus temos. Tai kur, iš kur tai visa yra? Tai kai pasidomėjau, pakalbėjau su tautosakininkais, gavau atsakymą, kuris mane pribloškė. Tai sako, tu čia, profesoriau, nepergyvenk, čia yra slaviška tradicija ir šito baigim. Tai yra iš tikrųjų Dunojus, reiškia žmogaus dalios, moters dalios pervertimą į kitą. Nu ne, gerbimieji. Slavų tradicija, tai tada reikia žinoti, kada galėjo ta atsirasti slavų tradicija. Geriausia atveju mūsų kraštuose Vyslos žemupyje Lenkų tyrinėtojų duomenimis yra anksčiausiai 8 amžius. Kitur dar vėliau, 10 amžius. Aš galvoju, kad čia reikia sieti būtent su Gintaro keliu ir dar su ankstesniais dalykais, kurie siejo kultūriškai mus ir su keltais, ir su dakais, ir su Padunojo gentimis romėnais. Tai man labai šitas aspektas įdomus buvo ir manau, kad reikės, jeigu tai pavyks iki galo įrodyti, tai reikės ir tautosakininkam peržiūrėti savo koncepciją, tą slaviškumo, kurį mano giliausiai įsitikinimai yra neteisinga. Kalbos aspektas. Matote, kalbininkų tarpe ir istorikų tarpe vyrauja tokia nuomonė apie galindų, o galindai, kaip žinia, yra kaimynai su Dinu, buvo apie galindų buvimą daugelyje Europos vietų. Ir tarp jų ir Silezijoje, tai yra prie Sudetų kalnų. Tai aš pasidomėjau tais šaltiniais, kuriais operuoja ir padėjo man, kaip tik tai ir mano mokiniai. Egidijus Miltakis čia yra, jis man atsiuntė tuos šaltinius, kuriuos yra minimi. Tai yra bavarų geografo 870 metai ir Bulė Vroclavo 1155 metų. Paaiškėjo, kad tenai bavarų geografija yra vienas sakinys, ne, Egidijau? Jo, tik pasako, kad gal Sizė, ne, ir 5 miestai, taškas. Bavarų šitą Vroclavo buliai apskritai akivaizdžiai kalba apie vieną pilį. Kokia ta pilis ir kaip ta pilis, ar jie galima sutapatinti su tuo, ką norėtų pasakyti Golenšici ir vesti iš, kad tai yra galindai buvę prie Padunojaus, nežinau, ar galima. Toliau. Geografijos aspektas. Tai čia labai sunki tema ir aš porą momentų parodysiu, štai prileisiu. 4. Geologijos aspektas. Reikia išsiaiškinti, jeigu sudinai tokie buvo galingi, kodėl jie buvo tokie galingi? Kodėl jų ten prie Dunojaus esančių neišstūmė germanai? Kodėl? O neužstūmė todėl germanai,
kad jie buvo gintaro šeimininkai. Jie Mozūro ežerinę kasė gintarą, patys turėjo krūvas gintaro. Ir nenueisi į šiaurę, nenukariausi tų genčių, reikia daryti politinius susitarimus, reikia sugyventi, nes jie neša taip branginamą, taip reikalingą gintarą civilizuotam pasauliui. Toks pat biznis kaip ir dabar. Ir niekur nedingsi. Ir čia geologijos aspektas labai paaiškina, kaip Mozūro ežerinė yra to gintaro. Pasirodo, per paskutinį ledynmetį, kurio plačiausiai išplitimo stadija buvo 17-16 tūkstantmetyje prieš Kristų, ledynas nušlavė Sembos pusiasalyje esančius nuo 40 milijonų metų buvusius žiauringus gintaro luitus, cituoju geologus, ne save čia kartą. Luitus, jos nustūmė iki tų kraštinių stovėjimo ribų. O Mozūro ežerynas 16-17 tūkstantį visas buvo užklotas ledais, kurių storis mūsų kraštuose buvo nuo 1,5 iki kilometro, o Skandinavijoje nuo 2 iki 3. Tai kaip milžiniškas buldozeris jis išdarkė, išdraskė gintaringus klodus pagrindinius Semboje susiformavusius ir atnešė į kitas vietas. Štai ir yra visa eilė istoriškai patvirtinamų dokumentų apie, bent seniausia aš turiu nuo 1666 metų patvirtinimą dokumentą, kad gintaras Mozūro ežeryne buvo kasamas. Toliau istorikos aspektas, gal aš jį praleisiu, ir archeologijos aspektas. Aš čia parašiau tokį savo labai linksmą sakinį, kurį aš noriu paskaityti. Ar mes antikos laikais turėjome kultūrinių ryšių su Dunojaus pasauliu? Į šį klausimą senai ir nekartą atsakė Mykolas Michelbertas. Yra kultūrinių ryšių su keltais, dakais, sarmatais, germanais, finais ir Padunojo romėnais patvirtinančių radinių. Aš pradėjau nagrinėti darbus pono profesoriaus iš naujo. Ir imu kiekvieną daiktą, žiūriu, ten, sakysime, kilpinės antkaklės arba vytinės antkaklės. Ir ką jis rašo? Prototipai keltuose, prototipai dakose, prototipai. Ir vienintelis dalykas, kurį specialiai panagrinėjau, tai šalutinės prūsių serijos segės vadinamusios. Tos akinės segės paplitusios visoje Europoje, labai paplitusios. Mes gaminame, darėmės šalutinę seriją vadinamą prūsų. Tai vat, žinote, mes turime ir pagrindinės serijos pas save, čia, Lietuvoje. O mūsų šalutinės serijos yra Moravos aplinkoje pakankamai daug. Tai yra važiuojant į Padunoje. Žinoma, aš tik tai pradėjau šitą nagrinėjimą daiktų, nes dar man labai yra įdomus geografinis aspektas, apie kurį aš tai jau keletą žodžių pasakysiu, aš dar turiu laiko, keletą žodžių pasakysiu. Žiūrėkite, čia tas žemėlapis, kurį mes drauge padarėme, parašyta čia viskas. Žiūrėkite, ką rašo Ptolomėjus apie Didžiosios Germanijos, čia geltonesnis, va čia Didžiosios Germanijos, matote, čia sukasi ratelis, Sudinus. Anapus Sudetų kalnų Teuri Jochaimai, o šiapus Varistai, paskui Gabrietos miškas ir po Marvingų Kurijonai, paskiau Haiturionai ir iki Danubijos upijos Parmaikampai, po Gabrietos miško Markomanai, po kurių kuriai Sudinai ir Adrabaikampai. Štai kaip paprašė Ptolomėjus lokalizaciją Sudinų prie. Tai
tarp Markomanų ir tarp Adrabaikampų prie pat Dunojaus upės. Toliau žiūrim, kaip jis aprašė Sudynos viršui. Už išvardytas tautas labiau į rytus gyvena ir vėl už Venedų, po Venedais esantis Galindai, Sudinai ir Stavanai iki Elamų. Tai va šitaip jie aprašyti. Čia yra Ptolemėjaus didžioji Germanija. Aš pažiūrėjau, va šitą mėlyną spalvą yra pažymėti Markomanai, Sudinai ir Adrabaikampai. Čia yra va šitom strėlytėm Mediolaniumas, labai svarbus miestas. Ir čia dar vienas miestas svarbus. O čia yra Gintaro kelio miestai, kuriuos pažymi vokiečių tyrinėtojai. O čia vokiečių tyrinėtojai paėmė ir perskaičiavo koordinatės į šiuolaikinės koordinatės. Ir galima buvo suprasti, kur yra va štai prie pat Sudinų minimas Mediolaniumas. Ogi Mediolaniumas perskaičiavimus koordinatės, prašom pažiūrėti, jis yra aukščiau šiek tiek Vindabonus, apie 20-30 km nuo aukščiau Vindabonus. Tai yra prieš Vieną. Tai reiškia, kad Sudinai iš tikrųjų gyveno visiškai prieš Vieną. O čia aš padariau jau savo žemėlapį, į kurį sujungiau daugybę dalykų. Štai šitai juodi taškai yra Ptolemėjaus perskaičiuotos koordinatės Sudetų kalnų. Tai suradom taškus geografinius. Štai šitie du mėlyni taškai, 3, 4 yra vadinamasis Gabrietos miškas. Visų tyrinėtojų tai pripažįstami kaip Bohemijos kalnai. Tai vadinasi, Markomanai gyvena už Bohemijos kalnų. Istoriškai yra aiškiai apibrėžta, kad Markomanai gyveno Bohemijoje. Panagrinėjau istoriškai, kokios yra Bohemijos ribos. Štai jos, tos ribos Bohemijos, kiekvieną tašką taip ružavai apibrėžiau ir čia truputėlį užtušavau tamsiau. Didelė teritorija, praktiškai beveik visa Čekija. Ar tikrai tokioj dideliai teritorijai gyvena vien Markomanai? Darius Alekna sako, ne. Ten turbūt buvo ir kitos gentis Markomanų, kurias apjungė į vieną pavadinimą, į vieną vardą, bet jų turėjo būti daug, nes atlaikyti karą 160-181 metų karą su Romos imperija, su Markum Aurelijum, be milžiniško žmonių skaičius buvo neįmanoma. 21 metai kovos. Žmonės, čia reikėjo resursų, reikėjo pinigų, nes niekas be pinigų ginklų nedavė. Jos reikėjo pirkti, kaip ir dabar. O iš ko pirkti? Tai už tai Markomanų karaliai turtingi kaip krezai. Jie kontroliavo, va štai yra šitas kelias. Matot, čia yra Plotsko perėja. Tarp Sudetų kalnų, tu ten nepavaikščiosi šiaip taip. Jie kontroliavo Plotsko perėją, ėmė aišku savo dalį, už tai ir buvo turtingi kaip krezai. Bet dabar grįžkime prie Sudinų. Pažiūrėkite, va šitą upę, matote, aš čia pažiūrėsiu, čia matosi, gerai matosi, žiūrėkit. Nu, žinoma, dirbo, kai reikia nebedirba. Dirba. Žiūrėkite, va čia yra Kampo upė. Čia, Kampas. Didysis kampas, mažasis kampas ir kampas. Važiūrėkite, yra čia galėjo gyventi Adrabaikampai tik tai čia. Ir jų giminačiai Parmaikampai čia, priešais Lincą. Adrabaikampai apačioj, jie priešais Lincą. Ir štai, kur belieka gyventi Sudino, kur yra Markomanų kvadų teritorija, Sudinų teritorija, čia yra Morava. Štai yra ta pati Morava.
Šitas kelias yra per Klocko perėją, čia šitas taškas yra Klockas. Ir dabar žiūrėkime, kaip galėjo keliauti sodynai. Nuo Vyškovo jie sukdavo per Moravos vartus. 14.1, 14.2 yra Moravos vartai. Dar vieni vartai per kalnus, tarp Sudetų ir Karpatų kalnų. Ir kur jie važiuoja? Važiuoja labai teisingai šiaurės rytus į Mozūro ežeryną. Mozūro ežeryną vėlgi paėmiau, kur gyveno Galindai. Mozūro ežeryną paėmiau, apibrėžiau pagal Mozūro ežeryno istorinės ribas. Visas vietas susiradau, istorinės vietos. Tai štai, Galindai savo laikų, čia antro amžiaus situacija, gyveno štai šitoje vakarinėje Mozūro ežeryno pusėje. Sudynai įsiskverbę buvo maždaug iki, va čia didieji Mozūro ežerai. Ir štai čia yra maždaug 2-4 amžiaus pagal paminklų sudynų apibrėžta teritorija. Ir yra štai šitokia vietovė, kuri čia parašyta Krivūlė. Žinote, čia didžiausias atradimas ir didžiausias man nustebimas, už ką aš labai esu dėkingas Albinai Auksariūtei, Lietuvių kalbos instituto direktoriai, kuri čia yra. Ir čia yra ta Krivūlė, jin anksčiau visada dabartiniai literatūrai vadinasi Šveicarija. Man buvo įdomu, negali būti, kad Mozūro ežeryne vadintųsi vietovė Šveicarija. Kaip jinai vadinosi tada, kada jin vadinosi? Tai iš Lenkų kalbininkų institutas gavo duomenis. Pasirodo, kad iki 1859 metų tai šita vietovė vadinosi Krivulka. Krivūlė. Tai jūs įsivaizduokite. Kaimas pavadintas Krivūlės vardu. Tai šį beitą reiškia? Tai reiškia, kad tai buvo savo laikų labai stiprus kažkoks administracinis vienetas. O jeigu aš jums pasakysiu, kad toj Šveicarijoje arba tikroji Krivūliai guli 2 amžiaus Sudynų kunigaikščių kapai, šitame santykyje tiesiog ratas užsidaro. Ir jeigu jūs pažiūrėsite į konfigūraciją tuo laikinio Sudynų pasaulio, tai jūs pamatysite, kad Krivūlė yra to Sudyno pasaulio centre. Tai štai tokie įdomus, begaliniai mano dabartiniai tyrinėjimai, kurie man kelia begalinį džiaugsmą. Ir aš tik tai jos pradedu. Aš dar iki archeologijos toli. Dar nepriejau taip, kaip turi būti. Tai aš galvoju, kad bus čia labai įdomu. Ir štai šitas kelias, Sudynai nuo Moravos vartai ir į Mozūro ežeryną bus verti vadinti Sudynų gintaro keliu. O dabar porą iliustracijų. Pažiūrėkite, čia yra to Sudynų kunigaikščio kapas, 2 amžius. Geležiniai atigaliai jie pasidabruoti. Kamanos žirgo neįmanomo grožio. Akivaizdžiai vietomis yra iš baltiškas dekoras, vietomis pakabučiai aiškiai romėniški paimti. Dviašmeniai kalavijai. Kieno jie dviašmeniai kalavijai? Tai aš jums pasakysiu. Romėnų kalavijai. Aš čia persistengiau, per daug toli nuėjau, to jau grįžtu. Ir paskutinis mano laisvos kalbos aspektas yra štai koksai. Man buvo labai įdomu
O, Jėzau, grąžink atgal gerai, čia aš matau pats, kur čia. Man buvo labai įdomu palyginti šitą Sudinų kapinyną su Dauglaukio turime medžiagą. Pažiūrėkite, čia vienas kapas, plokštinis kapas iš Krivulės, Kšivulka, Šveicarija, plokštinio kapinė, S4. Data 150, 220 po Kristų. Pažiūrėkite pakabučiai, matot? Ir pažiūrėkite Dauglaukis, 13 kapas, ta pati data. Ir pažiūrėkite pakabučius. Viens prie vieno. Kokia kultūrinė bendrystė, neįtikėtina. Jau žiūriu toliau. Tai čia irgi tik tai labai. Čia yra labai turtingas moters kapas, yra iš 20-ojo pilkapio antras kapas, datuojama 150-220. Ir iš mano tyrinėto kapinyno 39 kapo yra vėrinys. Jis truputį vėlesnis 220-260. Bet pažiūrėkite su šito vėriniu lazdelės pavydalo pakabučiais. Yra vėlgi vienas prie vieno. Štai ir bendrystė. Jūs pažiūrėkite, C pažymėta segė. Jinai to paties laikotarpio, absoliučiai tokia kaip ir iš 20 pilkapio antro kapo, iš tos pačios serijos. Tai irgi 150-220 metai. Taip kad Linai, šitą aš matau gerai. Gerai, nuimk šitą, gerai. Tvarkoj. Ne, sugrąžink vieną atgal, Linai. Vieną atgal sugrąžink. Ne, aš pats tada tvarkysiuos. Minutėlę. Nereikia, netrukdyk man. Štai čia yra. Gerai. O taip. Vėl. Gerai. Žiūrėkite, ir paskutinis momentas prieš pabaigą, prieš tą filmuką man gražui. Norėjau parodyti tą kūriamą naują Lietuvos istoriją, kurią sugalvojau ir kurią galvoju tęsti. Ir mes čia pasitelkę dirbtinį intelektą, pasitelkę įgarsintojus dirbtinio intelekto. Ir va čia Saulius Beconis yra, kuris montuoja šitos dalykus. Tai aš galvoju, kad gali būti geras projektas. Tai aš vieną parodysiu trumputį apie kromanijoniečius anglų kalba, nes bus ir lietuvių, ir anglų kalba iš karto leidžiami du. Cro-Magnons, the ancestors of modern man, the Cro-Magnons emerged during the Jurassic Ice Age, around 40,000 years before Christ. As the glacier retreated northwards around 13,000 BC, the great Cro-Magnon journey towards the emerging Baltic began. Around the 10th millennium BC, the descendants of Cro-Magnon settled the Baltic and spread their hunting culture. They made fine stone and horn knives, daggers and dagger knives, knew how to make leather, built warm dwellings, made clothes and apevas. They knew the world of beasts, birds, and fish, knew the stars and traveled by them, had a lunar calendar, and their own beliefs and customs. Other tribes began to follow the paths they had trodden into Eastern Europe with their customs, stone and horn techniques, hunting and farming knowledge. By the 3rd millennium BC, the culture of the inhabitants of Old Europe had spread across the vast expanse of the Eastern Baltic. Tikrai, ko nedarysiu šitoje Lietuvos istorijoje. Tikrai nesieksiu autentiškumo, kad Vytauto veidas, Mindaugo veidas būtų toks, koks jis buvo. Ieškočiau tokių. Ne. Svarbiausia yra padaryti epochos nuotaiką. Padaryti epochos nuotaiką
trumpai su kabančiom datom pasakyti svarbiausius dalykus. Mano giliausių įsitikinimų tai gali padėti daugam. Nu ir dabar paskutinis šios dienos, aš truputėlį vėluosiu, 6 minutės, gerai. Paskutinis mitologinė sakmė. Atrodytų man nebūdinga tema. Labai vėlgi reikėjo Tautosakos instituto pagalbos, nes pusę metų tą puslapėlį rašiau, perskaičiau ir Veresnevičiaus, ir Greimo, ir kitų mūsų žymių žmonių. Liberto Klimkos dievus, esančio čia mano draugo profesoriaus. Bet aš padariau truputį kitaip. Kaip aš suprantu tą pasaulį, Dievą, dievus valdančius žemę, dievus įkūnijančius gaivalus. Tai prašom pažiūrėti. Mitologinė sakmė. Tada, pasaulio pradžioje, miglose tarp vandens begalybių Dievo dvasia sklandė. Po saulę žaižaruojančią kūrėjo skraistę išskleidusi visatą tvėrė. Tarp vandenų į aukštį taką padarė. Ir amžinųjų laiko keliu žengdama gyvybę kūrė. Tuo pirmu taku eidamas Dievas į kairę pažiūrėjo. Ir iškilo šešėlis, padaras į žmogų panašus. Pašaukus jį ateiti, prieš Dievą storusi pats žmogus. Ir pasakė jam Dievas, būk teisingas ir išmintingas, narsus ir geras. Mylėk ir gerbk į save panašius, mylėk visus ir viską, kas tave supa. Matyk blogį ir neleisk jam keroti, o kad žmogus jo priesakų neužmirštų, žmogumi pasivertęs, kas kart žemę lanko, išmintį dalina. Ant tų Dievų perskirtų vandenų viešpatavo 2 dievai. Pirmas Dievas buvo vyresnis ir galingesnis už antrąjį. Ir jis žinojo, jog ant tų vandenų dugno yra žemė. Todėl pasiuntė antrąjį Dievą, idant tas atneštų jam žemės. Jaunesnis Dievas paniro į vandenį ir suradęs tą žemę, iš pykčio, kad jis turi tarnauti pirmajam, didesnėje jos dalį suryjo. Vyresniajam Dievui parnešė visai mažai. Ėmė šis tą žemę barstyti ant vandenų, toji brinko ir stiprėjo. Bet tuo pat metu suvalgytoji žemė pradėjo brinkti jaunesniojo Dievo viduje. Šis iš skausmo po visą žemę bėgiojo ir be jokios tvarkos ją atrijo. Kurioje vietoje jos daug iškrito, tenai pradėjo augti dideli kalnai, o kur mažiau, ten mažesni kalneliai, o kur visai nekrito, ten žemė pasiliko lygi. Dėl to mūsų žemė yra nelygi. Vandenų labai daug liko, nes neužteko žemės. Dievas sutvėrėjęs perskiria pasaulį į 2 dalis, į šviesę ir tamsą. Ir atidavė jas valdyti perkūnui su velinu, kad amžinai gyvybės ratą saugotų, šilumą ir gyvybę augintų, naujas jėgas kauptų, rimtį ir poilsį suteiktų. Pavasarį, kai šviesos laikas ima lenkti tamsą, žaibais ginkluotas perkūnas dangumi važinėja, kasdienių žemės reikalus rikiuoja, kad saulės dovanotoje šilumoje nauja gyvybė užgimtų ir subręstų, kad esama nepražūtų. Kai tamsuma vėl ims viršų, velinas, požemio pasaulio ir šaltojo laiko valdovas, žemę šalčiu surakins, kad ši naujų galių įgautų. Gyvulių ir daigų globėjas viešpataus tol, kol perkūnas pavasariniai žaibai žemę atrakins
žaliuojančią žolę ir grįžtančią gyvybę atneš. Saulė, Dievo perkūno galių įkūnytoje, šviečia ir gyvybę teikia nuo neatmenamų laikų, nuo pasaulio pradžios. Kai kurie sako, kad ją nukalė ir danguje pakabino dieviškasis kalvis Televelis, bet kiti netiki, sakydami, kad ji vis kitoje vietoje yra. Iš to vis kitoje vietoje yra gimė legenda apie Saulės kelionę dangaus skliautu. Diena po dienos, mėnuo po mėnesio, metai po metų, dvyniais žirgais ašvieniais pakinkytų vežimu, Saulė rieda dangaus kalną. Tas kalnas ne bet koks, į kiaušinį panašus. Pusę metų Saulė kopia į kalną, kol aukščiausią ir šilčiausią vietą pasiekia, pasauliui ilgiausią, net 17 valandų dieną dovanoja. Neilgai toje vietoje buvusi, pasuka atgal, žingsnis po žingsnio, kol diena susilygina su naktimi ir pagaliau ateina tik 7 valandų trumpiausia metų diena. Taip kūrėjas pasaulį 2 kartus po 2 dalis padalino. Į lygiadienius, į šviesos ir tamsos dalis, kurias atidavė valdyti dievams globėjams, perkūnui su velinu. Ir į Saulės kelią padalintus 2 pusmečius, amžinojo laiko skardliukus. Ir tas pasaulis iš pavasario į vasarą, iš rudens į žiemą, kaip amžinybės simbolis, kryžiaus pavidalų gyvas visose pasaulio tautose. Mėnulis, dildamas ir augdamas, dienas, savaitės ir mėnesius skaičiuoja, nakties šešėlius gyviesiems prašviečia. 3 dienų suvartoms atėjus verčiasi į kitą pasaulį. Čia užgimusi gyvybė nauja žvaigždute šviečia. Jaunos ir senos, didelės ir mažos, gyvųjų pasaulį atkartoja. O kažkam užgesus, užgesta ir jo žvaigždė. Tame kitame pasaulyje yra pieva, o joje mėnulis, 3 dienoms piemeniu pavirtęs, mirusių vėles, kaip avelės gano, savo šviesą jas nušviečia, kad savastį atgautų, buvusį pasaulį prisimintų ir niekada jo neužmirštų. Nu va. Ačiū kolegos. Ir baigiau aš tą nedidelę ataskaitą, kurią dariau per pastarosius jau 5 metus, nuo 20 metų. Ir aš tikiuosi, kad ta studija apie Sodinų gintaro kelią išvirs į labai gražų, argumentuotą filmą. Ne tik tai studiją, bet ir filmą. Neabejoju. Ačiū labai Jums. Dar kartą ačiū. Buvo be galo malonu Jūs visus matyti. Dėkoju, kad Jūs su manim.